Sveiki visi, esu Tomas ir šiandien pristatysiu Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos, tobulinimo organizavimo įstaigų administratorių ir darbuotojų galimybes. Prieš prasidedant mokymams norėtumėm papasakoti apie kompetencijų platformos suteikiamą naudą. Taigi, atsiranda vieninga informacinė sistema, kuri rinks visą aktualią informaciją apie specialistų išklausytus tobulinimo kursus, įgytas bei tobulinamas kompetencijas ir tai rodančius dokumentus. Specialistams nebereikės teikti duomenų į LICREX sistemą, nes tai už juos padarys mokymo organizatoriai. Taip pat, kompetencijų platforma supaprastins konkrečių specialistų turimų kompetencijų identifikavimą ir stebėjimą bei trūkstamų kompetencijų tobulinimo planavimą. Taip pat supaprastės ir bendras atitinkamas kompetencijas turinčių specialistų poreikio planavimas. Taip pat kompetencijų platforma kaups informaciją apie specialistų vykdomą profesinę veiklą vienoje sistemoje, todėl atsiranda galimybė tinkamai ir laiku užtikrinti specialistų apskaitą, analizuojant ir planuojant sveikatos priežiūros ir farmacijos žmogiškuosius išteklius. Įstaigos turės teikti profesinės veiklos duomenis į kompetencijų platformą vietoje VLK. Taip pat kompetencijų platforma turės galimybę apklausos būdu gauti bei analizuoti informaciją susijusią su specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimu, specialistų poreikio planavimu. Taigi, galime pereiti prie mokymų. Mokymus pradėsime nuo pagrindinio kompetencijų platformos puslapio. Patekę į kompetencijų platformą, viršuje matome navigacinę juostą. Joje kairėje pusėje matomas kompetencijų platformos pavadinimas, ant kurio galima paspausti ir visą laiką sugrįžti į pagrindinį puslapį. Taip pat dešinėje pusėje matome prisijungimo ikoną, paspaudus ant jos pateksime į prisijungimo langą. Šalia prisijungimo ikonos turime mygtuką Naujienos, apie kurį papasakosiu vėliau. Po navigacinę juostą matome mygtuką Prisijungti, kurį paspaudus taip pat pateksime į prisijungimo langą. Paleidžiame puslapį žemiau ir matome informacinį bloką pavadinimu Kompetencijų tobulinimo ir mokymo renginiai. Čia pateikiama informacija apie šiuo metu vykstančius ir ateityje vyksiančius renginius. Galime paspausti ant bet kurios renginio kortelės ir patekti į vidinį renginio informacijos peržiūros langą. Taip pat galime grįžti į pagrindinį puslapį, naudojant šias nuorodas. Spaudžiame titulinis ir pateksime į pagrindinį puslapį. Šio informacinio bloko apačioje yra mygtukas Daugiau tobulinimo ir mokymo renginių. Jį paspaudus patenkame į išplėstinį renginių sąrašą, kuriame yra filtravimo galimybė, kuri leidžia filtruoti pagal kelis laukelius vienu metu. Šiuo atveju pasirinksiu, kad norime filtruoti renginius, kurie yra tobulinimo tipo. Pasirinkus reikšmę, spaudžiame mygtuką Ieškoti. Matome viršuje sąrašo atsirado mėlynos spalvos lentelė, kuri nurodo, kokie filtrai šiuo metu yra pasirinkti ir taip pat matome atfiltruotą sąrašą. Paspaudus mygtuką Išvalyti, visi mūsų pasirinkti aktyvūs filtrai bus išvalyti. Grįžtame į pagrindinį puslapį, kur žemiau šiame puslapyje matome naujienų skiltį. Čia pateikiami šiuo metu sistemoje publikuojami informaciniai straipsniai. Galime paspausti ant kortelės ir patekti į vidinį straipsnio puslapį. Čia galime matyti straipsnio pavadinimą, paskelbimo datą, turinį,
ir prisegtą dokumentą, kuris yra nuspalvintas žalia spalva, reiškiančia, kad ant jo galime paspausti ir atsisiųsti dokumentą. Taip pat galime užeiti į naujienų sąrašą, spausdami mygtuką Daugiau naujienų. Į šį puslapį taip pat galima patekti paspaudus navigacijos juostoje esantį mygtuką Naujienos. Paspaudus jį, šis langas atsidaro naujame naršyklės puslapio skirtuke. Taip pat pagrindinėme puslapyje pateikiami kompetencijų platformos partneriai ir puslapio apačioje pateikiami kompetencijų platformos kontaktiniai duomenys. Paspaudus ant Facebook ikonos pateksime į VAS-PVT Facebook profilį. Taigi, galime prisijungti prie sistemos. Norėdami pradėti prisijungimą prie savo paskyros, paspauskite mygtuką Prisijungti. Patekę į pagrindinį prisijungimo puslapį galite įvesti prisijungimo duomenis. Jei dar neturite paskyros, kreipkitės į savo tobulinimo organizavimo įstaigos administratorių. Jam sukūrus paskyrą, elektroninėme pašte gausite laišką su nuoroda paskyros slaptažodžiui susikurti. Susikūrus slaptažodį, jūsų paskyra bus aktyvuota. Prisijungimas per elektroninius valdžios vartus yra galimas tik sveikatos priežiūros specialistams, todėl šiuo atveju jis nėra aktualus. Taigi spaudžiame mygtuką Prisijungti. Prisijungus prie savo paskyros, viršutinėje puslapio dalyje yra vaizduojama atsijungimo ikona. Paspaudus ją yra rodoma jūsų paskyros informacija. Tai rolė, jūsų vardas ir pavardė, bei mygtukas leidžiantis atsijungti nuo sistemos. Pamiršus paskyros slaptažodį, paspauskite teksto nuorodą Pamiršote slaptažodį. Atsidarius slaptažodžio keitimo puslapį, įveskite savo paštą, kuris yra susietas su paskyra, ir įspauskite mygtuką Išsiųsti nuorodą. Po šio veiksmo į elektroninį paštą gausite laišką su nuoroda paskyros slaptažodžio keitimui. Jeigu jūsų įstaiga šiuo metu neturi nei vieno administratoriaus ir jūs esate įgaliotas asmuo administruoti įstaigą, galite užsiregistruoti kompetencijų platformoje pasinaudojant įstaigos administratoriaus registracijos formą. Paspauskite mygtuką Registracija įstaigoms ir užėję į įstaigos registracijos langą galite pradėti pildyti reikiamus laukus. Pasirinkite įstaigos tipą Registruoju tobulinimo organizavimo įstaigą, įrašykite įmonės kodą, savo vardą, pavardę, pašto adresą, bei pakartotinai įveskite pašto adresą ir įkelkite įgaliojimą patvirtinantį dokumentą, kad esate atsakingas už registruojamą įstaigą. Užpildžius visus reikalaujamus laukus, galite spausti mygtuką Registruoti. Toliau būsite nukreipti į tobulinimo organizavimo įstaigos registracijos formą, kurioje turėsite pateikti visą įstaigos informaciją. Įvesti įstaigos pavadinimą, įstaigos buveinės adresą, nurodyti valstybę, telefono numerį, įstaigos pašto adresą ir interneto svetainės adresą. Paspaudus mygtuką Registruoti, jūsų prašymas nukeliaus sistemos administratoriui ir jam patvirtinus prašymą gausite laišką į nurodytą pašto adresą su nuoroda jūsų įstaigos administratoriaus paskyrai aktyvuoti. Prisijungus prie savo paskyros matysite navigacijos puslapį, kuris vaizduoja pagrindinius sistemos komponentus suskirstytus į skirtingus blokus. Šie blokai leidžia peržiūrėti dalį naujausios informacijos bei greitai pasiekti svarbiausius langus ir naudotis jų funkcionalumais. Pradėkime nuo pranešimų.
Paspaudus ant pranešimų bloke esančio mygtuko peržiūrėti visus pranešimus busite nukreipti į pranešimų langą, kuriame galima peržiūrėti visų informacinių pranešimų turinį ir matyti gauto pranešimo datą bei laiką. Šiame pranešimų lange gausite pranešimus susijusius su priskirtomis apklausomis, tobulinimo ir mokymo programų statusų pasikeitimais ir slaptažodžio atkūrimo nuorodomis. Sąraše galima pasinaudoti viršuje esančią paiešką, į kurią įvedus raktažodį ir paspaudus mygtuką ieškoti, bus surandami visi tą raktažodį turintys pranešimai. Grįžkime į navigacijos puslapį, kuriame galima rasti tame pačiame pranešimų bloke esančią nustatymų ikoną. Pagal numatytusius nustatymus vartotojui yra automatiškai suaktyvinta pranešimų gavimo funkcija. Tai reiškia, kad pranešimus vartotojai gaus ne tik pačioje sistemoje, bet ir elektroniniu paštu. Norėdami išjungti pranešimų gavimą, galite atžymėti varneles tiek nuo pranešimų kopijos siuntimo į elektroninį paštą, tiek nuo sisteminių informacinių pranešimų gavimo. Toliau galime pereiti prie apklausų. Apklausų bloke paspauskite mygtuką peržiūrėti apklausas. Ir patekę į apklausų langą galėsite matyti vartotojų skirtų apklausų sąrašą. Kiekviena sąraše matoma apklausa turi pavadinimą, apklausos paskelbimo datą ir statusą. Statusas nauja nurodo, kad gavote naują apklausą, kurią galite užpildyti. Norint atsakyti į apklausą, reikia paspausti ant pasirinktos apklausos. Pildant apklausą, svarbu atsakyti į visus privalomus klausimus, kitaip apklausos atsakymų pateikti negalėsite. Privaloma klausimo žyma yra matoma klausimo viršutinėme dešiniajame kampe. Norint išsaugoti savo atsakymus ir pratęsti pildymą vėliau, galite paspausti mygtuką išsaugoti. Jūsų pildyta apklausa gaus juodraščio statusą. Norint pateikti savo atsakymus, spauskite mygtuką pateikti. Atsakymai bus pateikti ir jų keisti nebegalėsite, o apklausa gaus pateiktą statusą. Jei norite peržiūrėti įstaigos darbuotojų sąrašą, galite paspausti Mano tobulinimo įstaigos darbuotojai. Tam, kad pereitumėte į jums norimą langą, nebūtinai turite grįžti į navigacijos puslapį, galite pasinaudoti kairėje pusėje esančių meniu. Šis įstaigos darbuotojų langas yra skirtas tik tobulinimo įstaigos administratoriams. Darbuotojai šio lango navigacinėme puslapyje ar šiame šoninėme meniu nematys. Sąraše administratoriai gali peržiūrėti įstaigos darbuotojų informaciją, vardą, pavardę, pašto adresą ir matyti darbuotojo statusą. Sąraše paspaudus ant įrašo galima patekti į darbuotojo duomenų redagavimo langą. Jame galima keisti įstaigos darbuotojų vardą, pavardę ir rolę, kuri gali turėti dvi reikšmes – darbuotojas ir administratorius. Tobulinimo įstaigos darbuotojų elektroninio pašto keitimas yra negalimas. Paspaudus mygtuką išsaugoti, vartotojo duomenys bus pakeisti. Norint pridėti naują vartotoją, viršutinėme dešiniajame kampe paspauskite mygtuką Naujas vartotojas. Naujo vartotojo sukūrimo lange būtina įvesti darbuotojo vardą, pavardę, pašto adresą, į kurį bus siunčiamas paskyros patvirtinimo laiškas ir rolės pasirinkimą. Pridėjus naują vartotoją, jo statusas sąraše bus sukurtas ir toks išliks, kol vartotojas aktyvuos savo paskyrą ir susikurs slaptažodį. Vartotojui aktyvavus savo paskyrą, statusas automatiškai pasikeis į aktyvus. Pakopinių kompetencijų pažymėjimo įvedimo lange pasirinktam specialistui galite įvesti pažymėjimą. Įvedimo formoje būtina užpildyti visus laukus,
Kitu atveju sistema neleis išsaugoti pakopinių kompetencijų pažymėjimų. Formoje įveskite specialisto vardą, pavardę ir asmens kodą, kuriam norite išduoti pažymėjimą. Pasirinkite datą, kada išduodamas pažymėjimas. Nurodykite pažymėjimo registracijos numerį. Pasirinkite rezidentūros studijų programą iš pateikto sąrašo. Pasirinkus rezidentūros studijų programą pasirinkite pakopinės kompetencijas. Užpildžius visą pakopinių kompetencijų pažymėjimų įvedimo formą, paspauskite mygtuką Išsaugoti. Kairiajame šone atsiradusi sėkmės žinutė informuoja, kad nurodytas specialistas gaus naują pakopinių kompetencijų pažymėjimą. Toliau pereikime prie tobulinimo ir mokymo programų. Tobulinimo ir mokymo programų puslapyje pateikiamas visas programų sąrašas. Sąrašas yra suskirstytas į 3 skiltis – tobulinimo programos, mokymo programos ir programų juodraščiai. Sąraše rodoma dalis kiekvienos programos informacijos. Pavadinimas, galiojimo data, organizatorius, programos tipas, identifikacinis numeris ir statusas. Sąraše galima pasinaudoti viršuje esančiais filtrais, kurie padės surasti ieškomą programą. Programų galima ieškoti pagal programos organizatorių, programos pavadinimą, identifikacinį numerį ir būseną. Norint į sąrašą pridėti naują programą ir pateikti ją vertinimui, paspauskite mygtuką Registruoti naują programą. Naujos programos registravimo formoje pasirinkite programos tipą išduoto sąrašo. Jei norite užregistruoti tobulinimo programą, pasirinkite reikšmę, kuri prasideda profesinės kvalifikacijos tobulinimo programa. Pasirinkus programos tipą galite užpildyti likusius laukus. Pateikite programos pavadinimą, kuris apibūdina programos temą ar paskirtį. Aprašykite programos turinį. Nurodykite, kokias specifines programas atitinka ši programa. Įrašykite minimalų ir maksimalų dalyvių skaičių programoje. Pasirinkite formą, kurioje programa bus vykdoma. Aprašykite programos tikslus, kuriuos norima pasiekti programos metu. Pasirinkite, kaip bus vykdoma programa. Pasirinkite, kaip bus vertinami dalyvių pasiekimai. Nurodykite teorinio mokymo pasiskirstymą valandomis. Nurodykite praktinio mokymo pasiskirstymą valandomis. Taip pat galite pridėti reikalingus dokumentus susijusius su programa. Suteikiamos valandos kompetencijų grupių tobulinimui dalyje yra pateikiamas tikslinių grupių laukelis ir 3 kompetencijų grupių laukai. Suteikiamų valandų kiekį privaloma nurodyti bent vienai kompetencijų grupiai. Tikslinių klausytojų grupių laukelis yra privalomas tik tada, kai klinikinės specialybinės kompetencijų grupiai yra įrašyta reikšmė. Kitu atveju tikslinės klausytojų grupės nurodyti nebūtina. Privalomų temų sandaros dalyje galima pridėti privalomas temas iš pateikto sąrašo. Pasirinkus temą, nurodykite temos trukmę valandomis ir paspauskite mygtuką Pridėti. Užpildžius visą reikiamą profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos informaciją, galima atšaukti programos pildymą ir neišsaugoti pildytos programos informacijos, išsaugoti kaip juodraštį, programa bus išsaugota vėlesniam redagavimui ir registruoti programą ir pateikti ją vertinimui. Užregistruotą programą matysite tobulinimo programos skirtuko sąraše ir jo statusas bus vertinama. Jei norite užregistruoti mokymo programą, pasirinkite reikšmę iš sąrašo, kuri prasideda mokymo programa. Pasirinkus programos tipą, galite užpildyti likusius laukus. Pateikite programos pavadinimą,
aprašykite programos turinį, nurodykite, kokias specifines programas atitinka ši programa, įrašykite minimalų ir maksimalų dalyvių skaičių, nurodykite vietą, kurioje vyks mokymo renginys, pasirinkite klausytojų grupę, kuriems skirta mokymo programa iš pateikto sąrašo, įrašykite visą programos trukmę valandomis, pasirinkite kompetenciją, kurią dalyviai įgis sėkmingai pabaigę programą, pateikite specifinius reikalavimus, kuriuos turi atitikti dalyviai. Privalomų temų sandaros dalyje galima pridėti privalomas temas iš pateikto sąrašo, pasirinkite temą ir nurodykite temos trukmę valandomis ir paspauskite mygtuką pridėti. Užpildžius visą reikiamą mokymo programos informaciją ir norint pateikti ją vertinimui, spauskite mygtuką registruoti. Užregistruotą programą matysite mokymo programos skirtuko sąraše ir jo statusas bus vertinama. Taip pat sąraše yra galimybė patekti į vidinį programos peržiūros langą. Paspauskime ant programos. Čia matysite visą aktualią informaciją apie programą ir programos vertinimus. Tobulinimo ir mokymo programos gali būti grąžintos tikslinimui dviem atvejais. Higienos institutas gali grąžinti programą tikslinimui, kai užregistruota nauja programa yra perduota į vertinimo procesą. Ir higienos institutas turi galimybę grąžinti tikslinimui jau patvirtintą programą. Vidinėme programos peržiūros puslapyje matomas vertinimas, nurodantis dėl kokių trūkumų yra grąžinta programa. Taigi matome, kad programos vertinimas yra programai reikalingi pakeitimai ir prie nustatytų trūkumų yra nurodyta, kad programoje neteisingai nurodyta trukmė, neišskirtas teorinis ir praktinis mokymas, bei neteisingai nurodyta tikslinė grupė. Taip pat matome komentarą ir prisegtą dokumentą. Kai programai yra reikalingi pakeitimai, šalia vertinimo atsiranda mygtukas tikslinti programą. Paspaudę šį mygtuką galite koreguoti programos duomenis ir ištaisyti nurodytus trūkumus. Atlikus programos tikslinimą, paspauskite mygtuką išsaugoti. Jūsų pakeitimai bus išsaugoti, o programa bus perduota atgal higienos institutui tolimesniam vertinimo procesui. Tobulinimo ir mokymo programų sąraše programos, kurios yra patvirtintos, gali būti atšaukiamos 3 atvejais. Programa gali būti automatiškai atšaukiama sistemos dėl pasibaigusio galiojimo laiko, kuris yra nurodytas virš programos pavadinimo. Toliau programa gali būti atšaukiama, kai higienos institutas atšaukia programą rankiniu būdu. Ir programa taip pat gali būti atšaukta pačio organizatoriaus. Norint atšaukti programą, užeikime į patvirtintos programos vidinį puslapį ir viršutinėme dešiniajame kampe matome atsiradusį mygtuką atšaukti programą. Paspaudus šį mygtuką atveriamas modalinis langas, kuriame privaloma nurodyti trūkumus iš trūkumų sąrašo ir prašoma pasirinkti bent vieną priežastį. Taip pat pagal poreikius leidžiama parašyti laisvos formos komentarą ir prisegti dokumentą ir spaudžiame mygtuką atšaukti programą. Kai programa yra vertinimo procese, ji gali gauti vertinamą komisijos statusą,
kuris reiškia, kad jūsų programa yra įvertinta pirminiu higienos instituto specialisto vertinimu ir laukia papildomo komisijos vertinimo. Įvertinus komisijai, higienos institutas pateiks galutinį programos vertinimą, kurį taip pat galėsite peržiūrėti. Programos išsaugotos kaip juodraščiai atsiras programų juodraščiai skirtuke. Paspaudus ant juodraščio galima pratęsti programos pildymą. Toliau pereikime prie tobulinimo ir mokymo renginių. Tobulinimo ir mokymo renginių lange pateikiamas sąrašas renginių, kurie yra rengiami pagal vieną iš patvirtintų tobulinimo ar mokymo programų. Taip pat sąraše yra filtrai, kurie leidžia ieškoti renginių pagal duotus kriterijus: renginio pradžios ir pabaigos datą, pavadinimą, trukmę ir tipą. Norint užregistruoti naują renginį pagal patvirtintą programą, paspauskite mygtuką Registruoti renginį. Paspaudus mygtuką, sistema nukreipia į renginio pildymo formą. Pirmiausia, pasirinkite programą, pagal kurią organizuosite renginį. Paspaudus laukelį, sistema pateiks visą patvirtintų tobulinimo ir mokymo programų sąrašą. Galite pasinaudoti paieškos laukeliu tam, kad rastumėt norimą programą. Pasirinkus tobulinimo programą, sistema automatiškai užpildys visą reikiamą informaciją iš pasirinktos programos. Keisti užpildytus duomenis renginio pildymo formoje nėra galimybės. Taip pat prašoma užpildyti likusius laukus, skirtus papildomai renginio informacijai. Nurodykite datas, kada prasideda ir baigėsi renginys. Renginys gali būti registruojamas kaip pasibaigęs, vykstantis ar būsimas ateityje. Pateikite išsamią informaciją apie renginį. Įrašykite internetinio puslapio adresą. Nurodykite dalyvavimo renginyje kainą. Taip pat galite pažymėti, ar renginys yra tarptautinis. Užpildžius visą reikiamą renginio informaciją, spauskite mygtuką Išsaugoti. Ir sukurtas renginys bus matomas renginių sąraše. Registruojant renginį pagal mokymo programą, reikės nurodyti datas, kada prasideda ir baigėsi renginys, pateikti išsamią informaciją apie renginį, įrašyti interneto puslapio adresą, nurodyti dalyvavimo renginyje kainą ir įrašyti įgyvendinimo renginio vietą. Koreguoti duomenis galima tik to renginio, kuris dar nėra pasibaigęs, tai yra neturi statuso pasibaigęs. Norint pakoreguoti renginio duomenis, paspauskite pasirinktą nepasibaigusį renginį. Patekę į renginio peržiūros langą, galite paspausti mygtuką Redaguoti renginį. Renginio redagavimo lange galite koreguoti visą renginio registravimo metu pateiktą informaciją. Atlikus pakeitimus, spauskite mygtuką Išsaugoti. Jei redaguojant renginį jo data bus pakeista į jau praėjusio renginio datą, sistema nebeleis atlikti papildomų redagavimų. Nebematysite renginio redagavimo mygtuko. Į pasibaigusį renginį sistema prašo pridėti dalyvių sąrašą, kai prie statuso yra nurodyta žyma Trūkstamas dalyvių sąrašas. Norint pridėti specialistus į renginio dalyvių sąrašą, nueikite į vidinį renginio peržiūros langą. Renginio peržiūros lange rasime papildomą dalį renginio dalyviai.
kuriame galima įvesti specialisto duomenis – vardą, pavardę ir asmens kodą. Paspaudus mygtuką Pridėti, specialistą įtrauksime į renginio dalyvių sąrašą. Jei dalyvį pridedame į renginį rengtą pagal tobulinimo programą, sistema automatiškai sugeneruos specialistui pažymėjimą, o mokymo programos atveju naują kompetenciją. Jei atsitiktinai pridėjote netinkamą dalyvį, galite jį pašalinti iš sąrašo. Paspauskite šiukšliadėžės ikoną esančią prie pasirinkto dalyvio. Ištrynus specialistą iš renginio dalyvių sąrašo, jam bus anuliuotas pažymėjimas ar kompetencija. Galime grįžti į pagrindinį puslapį, kuriame taip pat matome įstaigos duomenų bloką. Paspaudus Redaguoti duomenis, pateksite į savo įstaigos duomenų langą, kuriame galime keisti įstaigos buveinės adresą, valstybę, telefono numerį, pašto adresą ir interneto svetainės adresą. Padarius pakeitimus galime paspausti mygtuką Išsaugoti ir jūsų pakeitimai bus išsaugoti. Taip pat iš šio lango galime patekti į įstaigos darbuotojų sąrašą, apie kurį jau kalbėjome. Dabar galime pabandyti prisijungti kaip įstaigos darbuotojas. Įvedame prisijungimo vardą ir slaptažodį ir spaudžiame mygtuką Prisijungti. Kaip ir praeitoje rolėje, matome, kad turime bloką visos tobulinimo ir mokymo programos. Visas funkcionalumas išlieka toks pat, kaip ir buvo pasakota anksčiau. Taip pat yra ir su kitais blokais. Visų tobulinimo ir mokymo renginių blokų, apklausų blokų ir pranešimų blokų. Užėjus į įstaigos duomenų bloką, matome, kad darbuotojas gali tik peržiūrėti įstaigos informaciją, bet negali jos redaguoti. Ir kaip jau buvo minėta anksčiau, matote, kad tobulinimo organizavimo įstaigos darbuotojai nėra bloko, kuriame būtų galima valdyti savo įstaigos administracinius vartotojus. Įstaigos darbuotojo ir administratoriaus rolės skiriasi tik šiuo vienu funkcionalumu. Tai būtų tiek su mokymais ir ačiū Jums.